Labas. Atėjo laikas mums pereiti prie visai kitos dimensijos. 3D šaknis, kubinės šaknis. Pala. 3D kubinės šaknis. Absurdas. Nieko tokio. Mums pavyks jį įveikti, šitą baisų absurdą. Taigi, šaknis kubinės nėra toks keistas dalykas. Iš esmės tai yra, kaip ir kvadratinė šaknis, atvirkštinis veiksmas kėlimui laipsniu. Kai buvo kvadratinė šaknis, tai mes darėm priešingai negu kėlimas kvadratu. Taip? 2 kvadratu tai yra 4, šaknis iš 4 yra 2. Paprasta. Tai su kubinė šaknim iš esmės tas pats. Jeigu 2 kubu yra 8, tai kubinė šaknis iš 8 yra 2. Gana paprasta. Wow. Jėga. Ir jeigu mes turime tiesiog buvo šaknis iš 2 pakeltą kvadratu, gausime 2. Tai čia kubinė šaknis iš 2 pakeltą kubu irgi bus lygu 2. Puiku. Gal aišku, gal ne, bet iš esmės kubinė šaknis veikia taip pat kaip kvadratinė, tik mes turime gauti 3 kart besidaugantį iš savęs skaičių po šaknyje. Gerai, mes to persime prie daugiau pavyzdžių. Tai va, tai būtų gerai mums mokėti, arba šiek tiek suprasti, pažinti kubinių šaknų lentelę, kaip ir kėlimo kubu lentelę. Taigi, kubinė šaknis iš 1 yra tiesiog 1. Tai pakeisim spalvą, kad būtų ryškiau. Puiku. Kubinė šaknis iš 8 yra tiesiog 2, nes 2 kubų yra 8. Jėga. Kubinė šaknis iš 27 yra 3, nes 3 kubų yra 27. Mato tendenciją, ar ne? Aha, kubinė šaknis iš 64, nes 4 kubų yra 64. Iš 5 kubinė šaknis yra 125, nes savaime suprantama, 5 kubų yra 125. Ir mes taip toliau po truputį pažįstam šitą mūsų kėlimo kubu ir kubinę šaknies lentelę. Ir žinoma, šaknis kubinė iš 1000 yra lygu 10. Mes turime po šaknyje 10 kart 10 kart 10. Ir jeigu mes turime po šaknyje, pavyzdžiui, šaknis iš 2 kart 2 kart 2 kart 2, kaip mes galim ištraukti šitą šaknį? Na, anksčiau, kai mes raudom kvadratinę šaknį, mums užteko 2 skaičių, kurie sutampa. Dabar mums reikia, kad būtų 3 skaičiai vienodi, kad galėtume ištraukti šaknį. Taigi, iš 3 vienodų dvejetų mes ištraukiam, o jeigu čia būtų kubinė šaknis, neparašiau būtinai kubiniškumo ženklo. Kvadratinį šaknį rašyti šito laipsnio nebūtina, nes automatiškai visos šaknys, jeigu nepasakyta kitaip, yra kvadratinės. Bet jeigu yra kito laipsnio šaknis, ar tai būtų kubinė šaknis, ar būtų, pavyzdžiui, 4 laipsnio šaknis, 5 laipsnio, gali būti 123 laipsnio šaknis, didžiuliai skaičiai, bet mes prie dabar neisim, bet teoriškai galim. Tai va, tai mes šiuo atveju iš 3 dvejetų ištraukime vieną prieš šaknis ir ko negalim ištraukti, lieka po šaknyje. Nuostabu. Ir noriu parodyti pavyzdį su didesniu skaičiumi, tai kaip mes, jeigu trauksim šaknį iš kubinę šaknį, iš, pavyzdžiui, 2160, mes lygiai taip pat kaip anksčiau galim išskaidyti dauginamaisiais. Tai va, aš išskaidau čia ir ką aš gausiu? Aš gausiu iš 2, vėl iš 2, vėl iš 2, vėl iš 2, iš 5, iš 3, 3 ir iš 3. Na va, išskaidėm dauginamaisiais ir mes ieškome situacijų, kur yra 3 vienodi skaičiai išskaidyti. Taigi yra 2, 2 ir 2, o netgi atrodo kaip trejetas, kai sujungi, fantastika. Va, nuostabu. Va, trejetas nesujungi 3 skaičius. Wow, čia gali būti konspiracija. Trejetas, tai kai sujungi 3 skaičius. Pagalvokite apie tai. Sutapimas? Nemanau. Tai va,
Ir jeigu mes galime turėti 3 vienodus skaičius, mes galime ištraukti vieną, dar pritaiskime šitą mūsų trejetų situaciją, prieš šaknį, tai bus 2 kart 3, išsitraukia šaknis, o po šaknyje lieka visi skaičiai, kurie neturi poros, arba tik tai 2 poras būtų turėję. Taigi 2 ir 5 šiuo atveju lieka, tai yra 2 kart 5 ir mes gausime ištraukti šaknį kubinę, tiesiog 6 šaknys iš 10. Na va, kaip mums puikiai viskas nuostabiai pavyko. Taigi, trumpai, kubinė šaknis veikia taip pat kaip kvadratinė, tik mes traukiame iš kubinio skaičiaus. Ir va, svarbus dalykas, ką aš pamiršau, vos nepamiršau, tai kas neveikia su kvadratinė šaknimi, mes galime ištraukti šaknį iš neigiamo skaičiaus. Kubinė šaknis iš neigiamo skaičiaus, pavyzdžiui, iš -8. Ar ne? Mes pavyzdžiui, iš -8 ištraukti kvadratinės šaknies negalėtume, arba iš -4. Mes nesąmonė, negalime. Ne. Nes keldami kvadratu mes niekada negausime -8. Bet keldami kubu mes galim ištraukti, galim gauti iš neigiamo skaičiaus, nes tai yra -2 kart -2, nu tiesiog -2, nes -2 kubu yra -8. Fantastika. Tai mes galime ištraukti iš neigiamo skaičiaus kubinę šaknį ir gauti neigiamą atsakymą. Visose šitose situacijose mes galėtume turėti iš -1 gausi -1, iš -8 šaknis gausi -2, iš -27 bus -3. Mes visur galime ir iš neigiamų skaičių ištraukti šaknį ir atsakymas bus irgi neigiamas. Labai įdomu. Tai tiek. Ačiū Jums už šią pamoką ir sėkmės. Gerų šaknų ir gerų testų, atsiskaitimo ir kitų smagių dalykų. Iki.